O žinot, prieš pasirodymą aš šnekėjau su vienu pažįstamu. Ir jis man sako, man atrodo, kad technologijos yra blogis. Aš, pavyzdžiui, nemanau, kad jos yra blogis. Aš manau, kad tai yra geras dalykas, jeigu tu moki teisingai jas panaudoti. Pavyzdžiui, jeigu dingsta žmogus, Facebook'e yra tokia grupė dingusių žmonių paieška. Aišku, aš nebūčiau aš vieną kartą gal pajokausiu šiek tiek. Aš įkėliau savo nuotrauką. Ir man vienas bičias komentaruose rašo, seni, o čia ne tu tai nuotraukai. Aš jam sakau, seni, aš vis dar gyvenime ieškau savęs. Bairis, bet iš tikrųjų, tai yra labai gera priemonė, jeigu dingsta kažkas, ne? Man kartą aš niekaip negalėjau žmonai prisiskambinti. Nežinau, kur jinai yra. Aš įkėliau jos nuotrauką. Parašiau, dingo moteris. Kažkas komentuoja komentaruose, kad neseniai matė Pepko. Manęs tai visiškai nenustebė. Bet kai mano žmona sužinojo, kad aš tai padariau, jai tai visai nepatiko. Ir jinai keršydama mano nuotrauką įkėlė į Facebook'o grupę, keičiu, dovanoju, atiduodu. Taip, kad tokia sutiko. Bairistas bairistė. Žinau, dar tokių viskų gyvenimo nelogiškumų labai daug pastebiu. Šventėse, švenčių tematikoje. Man, pavyzdžiui, labai juokingas moterų noras, moteris, jūsų noras, kad kai ateina kokia nors jūsų šventė, jūs tikitės dėmesio ir sveikinimų nuo pat tos akimirkos, kai tik atmerkiat akis. Nu, davai, sveikink mane. Bet realybė tai taip nebūna. Realybė. Mamyčių dienos išvakarės aš guliu lovai ir galvoju. Gal reiktų kažką dėl gėlės pagalvoti. Bet vis tik rytoj važiuosim į prekybos centrą. Kažką paimsiu, padovanosiu. Aišku, bus vidurdienis šiek tiek vėloka. Bet niekur nepasakyti, kad reikia sveikinti nuo pat ryto. Ateina rytas. Ir aš jos dar nesveikinu. Bet jau matau, kad jinai šiek tiek piktesnė. Bet dar viskas gerai. Sėdame į mašiną, važiuojame į miestą. Aš įjungiu radiją ir ten skamba. Šiandien labai myliu savo mamą. Man išmuša taip kraujagyslė. Štai prie vairo stovim, įtampa didėja. Bet ar viskas gerai? Įvažiuojame į miestą ir ten gatvėse visur vaikšto moteris su gėlėm. Man antrą kraujagyslę išmuša. Įtampa dar labiau padidėjo. Galvoju, bliama, kaip datrauti iki prekybos centro. Aš spaudžiu greitį, viršinu šiek tiek. Ir 5 minutės iki prekybos centro. Nežinau, iš ko tu juokiesi, nes aš nieko nepasakiau. 5 minutės iki prekybos centro. Jei sugalvoja paskambinti mano tėvas. Sveikinu mano geriausią Marčią su mamyčių diena. Ir taip iš fono girdisi mano mama. O Tarūnas jau pasveikino Viktoriją. Aš taip vairuoju ir galvoju, nuostabu. Baigėsi pokalbis. Ir tada, chebra, aš jai pasakiau tai, Dieve, jeigu aš galėčiau sugrįžti atgal į praeitį. Aš tikrai būčiau to nesakęs. Aš jai pasakiau. Iš įtampos, žinoma. Tu man išvis net ne mama. Aš nesileisiu detalės, kaip po to klostėsi mūsų diena. Bet aš save graužiu. Aš galvoju, kad aš esu blogas vyras.
Ir kitą dieną ryte neįteina į virtuvę prie manęs ir sako, klausyk, kalbėjau su draugiam, visos irgi piktos. Aš galvoju, kas yra su jumis moteris? Kas čia per seseriją? Vieną įžeidė, visos įsižeidžia. Ką jūs ant Vajano Wi-Fi'aus kabot? Jis sako, jų vyrai irgi pasielgė panašiai. Aš jį nieko nesakiau tą kartą. Nieko nedariau, bet viduj buvo toks. Taigi aš žinau, kad aš nesu blogas. Aš žinau, kad aš nesu kitoks. Dar man labai įdomi žmonių kategorija, kuri, kai ateina kalėdos, per Messengerį parašo žinutę su ŠV kalėdom. Žinot, ką aš čia atrašau? Aš prašau, sveiki, man atrodo, ne visa žinutė atsisiuntė. Kažką nusavęs. Bliama, džiaugtis tokių pasveikinimų, tai yra tas pas eini Akropolį, pamatai iškabas su šventom kalėdom. Ir toks, kaip faina, kad apie mane pagalvoja. Dar kitas įdomas švenčių reiškinys man yra vokelių dovanojimas per šventę. Žinot, aš visai neseniai supratau, kad jeigu gauni vokelį iš giminaičio, reikia jo neišleisti. Nes per ateinančius metus tu turėsi vokelį duoti tam pačiam giminaičiui. Todėl aš 3 gaunu, 3 įsidedu į stalčių. 3 įsiemu, atiduodu. Gaunu, įsidedu, įsiemu, atiduodu. Ir taip mano giminėje atrodo. Pinigų cirkuliacija. Arba čia turėjau kažkada pokalbį su tokiu vienu biču ir jis man sako, žinai ką, Dievo nėra. Dievas neegzistuoja, aš netikiu Dievą, aš ateistas. Ateina kalėdus, jis man per Messengerį rašo, su ŠV kalėdom. Arba Velykos. Aš iki šiol nežinau, kodėl mes tos kiaušus ridenam. Man niekas nepasakė niekada instruktažo, kodėl mes tai darom. Bet jūs sutikit, kad iš šono stebint, pavyzdžiui, iš ateivio perspektyvos, tai visai keistai atrodyt galėtų, ne? Žmonės pasiema iš kažkokių paukščių kiaušinius. Nu ką pasiema, ne? Atiduok čia. Juos sugrūda į pėdkelnę. Prideda ten svogūnų lukštų. Tada tą visą dalyką verda, dažo, dekoruoja 2 valandas, tada pasima šiferio plokštę, stogo dangos plokštę pasiema. Nuo jos ridena ir bando vienas kito kiaušinių sudaužyti, kuriuos 2 valandas dažė. Aš vieną kartą savo tėvams sakau, tai kodėl ne, o gal galim kitais metais tiesiog nuvaryti bowlingą? Bet man atrodo, kad mes feilinam gal ne tik šventėse, man atrodo, kad mes feilinam ne tik pasveikinimuose ir komplimentuose. Nu, pavyzdžiui, jeigu vyrai giria moterį, ką dažniausiai giria? Kojas. Kaip įdomu, aš nesu girdėjęs, labas, koks tavo, labai gražas kojos. Pirmas dalykas, ką pamačiau, gražas kojos. Kas dar ką sakė? Akis, jo, giria akis. Ir kaip moteris reaguoja? Moteris, kaip reaguojat? Ne, o jeigu ne žodžiu, o kažkokiu garsu emocija? Kodėl vyrai bando tai padaryti? Sakau, moteris, galite sureaguoti, vyras kažkaip. Čia skamba kaip po darbo, nueini į tualetą laikraščio skaityti. Pirmykščiai žmonės. Man klausimas, moteris, jūsų reakcija yra toks, į ką jūs čia taip reaguojat? Kur jūs čia komplimentą matėt? Taip moterį pagirti gali, žmogus mažutė, tau labai gražios sakė, nes taip pagirti nereikia matyti. Niekada nedarykit to.
Tikras komplimentas moteriai yra, kai tu jos akis paimi ir palygini su pasaulio kažką be galo gražaus. Dabar 3 pavyzdžiai. Mažutė. Tavo tokios gražios akis, kad net norėčiau palaikyti jos rankose. Mažutė. Tavo tokios gražios akis, kad net pamiršau, koks naglas tavo charakteris. Mažutė. Tavo tokios gražios akis, kad jie susižiūrės, aš partrenkiau žmogų. Ir dabar sėdžiu kalėjime, įkalintas tavo meilės. Blemba, sutikit, tikrai tokius komplimentus įsimintų labiau moteris. Tu tokį vieną duodi, jinai visą gyvenimą su tavim. Jeigu su kitu jinai gyvenimą, tai jis tiek vis laik tave atsimins. O čia gražios akys. Jūs žinot, ką moteris? Patarimas. Kai vyras sako gražios akys, jūs sakykit, kaip kas? Ir va tas, kuris duos netikėčiausią palyginimą, tai yra jūsų vyras. Ir dažniausiai iš tų bairių apie komplimentus nevykusius vyrų juokiasi moterį. O mokyteris jūs dabar nesijuokit. Nes jūs irgi, kai kur, nesam tie vieninteliai, kur esam, kaip sakyti, dažnai sako, kad moteris yra išbaigtas dalykas. O vyras yra ta versija, kurio updatint pastoviai reikia. Čia toks tai prototipas dar, bandomoji tokia pilotinė versija. Aš jį pasiėmiau, įsirašiau, bet toks dar, žinai, su bagais jisai. Bet aš jį datemsiu iki jo perspektyvos, iki jo visos geriausios versijos. Moteris, jūs irgi darot klaidų. Vedu vestuvės ir vienu metu moteris pakviečia savo vyrą. Sako, meilė, 6 vyrai atsisuko. Supratote, ne? Nes jūs mus vienodai vadinat. Meilė, brangusis, zuiki, katinė, gaidy. Kai aš gaidžiu juokėt. Pavyzdžiui, mano žmona, jinai yra labai kūrybinga. Aš tikrai prisikiu, jinai vieną kartą man sako viešoj vietoj, Girdi, tu šiukšlių maišė. Aš to kart pagalvojau, blemba. Su kuo praleidi daug laiko, tuo ir tampi. Namie ašgi nešioju šiukšlę. Ir kai jinai pasako tokį pakvietimą, žinokit, tai nieks neatsisuka, žinokit. Aš pats atsisukti nenoriu. Dar pastebiu gyvenime daug nenuoširdumo. Pavyzdžiui, man pavyzdys toks, kad mes žmonės dažnai kitam pasakom ne tai, ką galvojam, tik kad jisai blogai nepasijustų. Situacija. 15 metų atgal Birštonas, aš nunešiu savo ilgai augintų garbanotų plaukų galvą į kirpyklą. Sėdžiu prieš veidrodį ir jai sakau, žiūrėkit, ar galėtumėt patrumpinti, kad ant akių nekristų. Ir taip po valandėlę žiūriu veidrodį ir galvoju, o čia nėra dabar, kad ant galvos nekrenta. O jinai stovi man prie peties ir sako, kaip? Ir aš toks. Gerai. Kiek skolingas? Ačiū. Aš išeinu iš kirpyklos ir aš verkiu. Čia man buvo didesnė trauma, negu mane vaikystėje Prienuose man kirpykloje į ausį kirpo. Ir aš grįžtu namo ir galvoju, graužiuosi, galvoju, seni. Sen, kaip tu sugalvoji nueiti į kirpyklą, ant kurios švieslentės bėgančiom raidėm buvo parašyta, mes ne šiaip sau kerpam, mes čikinom. Vat ir prisičikinai. Ir vaikščiau po to mėnesį, kaip teta Violeta atrodydamas.
Dar mane biesina, žinot kas? Kai žmonės sako, kaip tu? Ir visiškai yra nepasiruošti išgirsti, kaip tu? Čia kažkada klausiau savo mamos ir žmonos pokalbę telefonu. Mano mama klausė, o kaip šiaip, viskas gerai? Vadinasi, jau tempia į savo norimą rezultatą. Mano žmona sako, ne, gerai. Šią savaitę atėjo tyrimų rezultatai, nėra tikrai patys geriausi, dar Damodaris apsirgo. Bet šiaip viskas gerai. Šiaip viskas gerai. Tai man visai nenustabu, kad Lietuvoje savižudybių skaičius yra toks aukštas. Nes mums viskas labai gerai. Man gerai, tau gerai, mums visiems. Man čia, žinot, skamba kaip lietuviška daina. Man gerai, tau gerai, mums visiems gerai. Tik kažkodėl sugrįžo tavo panikos priepuoliai. Man gerai ir tau gerai, mums visiems gerai. Tik kažkodėl nuo streso tau ant veido spuogai. Man gerai ir tau gerai, mums visiems gerai. Tik kažkodėl per vasarą ėmė ir pražilai. Man gerai ir tau gerai, mums visiems gerai. Tik kažkodėl pas psichologą jau 5 metai. Aš šiaip galvoju, kad gyvenimas yra per sudėtingas. Čia kažkurį vakarą man žmona sako, paprašė, kad aš sudėčiau indus indaplovę. Jis sako, tik prieš sudėdamas šiek tiek praplauk. Ir čia yra ta vieta, kur mano smegenys niekaip neišneša. Aš prieš sudėdamas indus indaplovę plaut. Turiu juos plaut? Ar tai reiškia, kad aš prieš eidamas į dušą praustis, turiu prie kriauklės šiek tiek sustoti, apsipraust, nes gal dušas neįveiks? Čia ne pabaiga. Tada plaunu šitos indus nuolankiai nuleidęs ausis. Ir susiduriu su kita dilema. Kaip man dabar netyčia tų indų neišplaut per daug? Gyvenimas sudėtingas. Tikriausiai šio vakaro metu galėjot pastebėti, kad man patinka tiesa. Ir man patinka tiesa tokia, kokia jinai yra. Nes, pavyzdžiui, yra vieni žmonės pablogina tiesą, o kiti žmonės pagražina tiesą. Tai dabar apie tos tiesos pabloginimą. Pavyzdžiui, mes tam tikras ligas pavadinom taip baisiai, kad apie jas išgirdę pacientai dar labiau susirga. Situacija. Mano žmona vieną kartą man pasakė, kad man iš burnos sklinda nemalonus kvapas. Aš suklusau, nuvažiavau Santarus tyrimams. Ir pasirodo, kad tai nėra šiaip sau nemalonus burnos kvapas. Man daktaras sako, sūnau, tau yra halitozės sutrikimas. O Dieve, daktare, kas yra halitozės sutrikimas? Sako, tai yra nemalonus burnos kvapas. O, ačiū Dievui, daktare, tai čia tiesiog nemalonus burnos kvapas. Tai yra halitozės sutrikimas, prašau gerbti. Kas yra? Kodėl mes taip dramatizuojam viską? Ar tai reiškia, kad jeigu jums pasirodymų metu smirda kojos, ne? Po pasirodymo aš turiu prilikti, sakai, žiūrėk, tu nenori, aš tau greitai kviečiu, nes tau gali būti prakaito liaukų insultas? Kodėl mes negalim sukurti tokių pavadinimų, kur žmonės, pacientus tai atpalaiduotų, tai įkvėptų?
Pavyzdžiui, daktaras man sakytų, sūnau, tau yra burnos marvukas. Ačiū Dievui, daktarė, jeigu burnos marvukas, tai kad ir 3 marvukai, no problem. O dabar apie tos tiesos pagražinimą. Man čia skaudi istorija, man tai bėsina, bet kiekvieną kartą, kai mes su žmona išgirstam, kad pas mus į svečius atvažiuos svečių, o kaip logiškai, svečius atvažiuos svečių. Mano žmona tą pačią akimirką pradeda namie kurti tobulos tvarkos iliuziją. Kaip tai atrodo? Vadinasi, visus daiktus nuo stalo patraukia. Nuo grindų viską patraukia. Aš prie jos ateinu, sakau, mažutė, ačiū labai, kad bent sienas su klubas palieki. Ačiū. Tada atvažiuoja svečiai ir jos draugė apsižiūri. Kaip pas jūs tvarkinga. Aš sėdžiu pasislėpęs už ąsočio prie stalo. Kad tu žinotum. Kaip pas mus tvarkinga. Kodėl? Kodėl mes viens nuo kito, kairė pusė nuo dešinės, dešinė nuo kairės, kodėl mes nuolatos slepiam tai, ką kiekvieni namai turi? Nes tiesa tokia, kad kai niekas nemato, mano žmona nusima kelnes, pėtkelnes, kojines vienu metu ir tą išnarą pasikabina vonioj ant gyvatuko. Tiesa tai tokia. O ką mes čia bandom primest pastoviai? Dieve, mano, kodėl mes pradėjom gyventi kaip istorijose, ne? Žmona sako, Tarun, nufilmuok mane, bet patraukim viską, perdažykim sieną, ne? Ir vieną kartą žmona prie manęs prieina, sako, Tarun, aš tokia pavargus. Aš nežinau, kaip aš prisiversiu susitvarkyti. Aš jau sakau, mažutė, tu prisiversi tada, kai išgirsi, kad mano tėvai atvažiuoja. Oi, kiek energijos atsiras. Kraujas plūs į širdį ir raumenis. Energijos trūksta. Dar tą apie tos tiesos pagražinimą gyvenime. Kartą man buvo labai šūdinas laikotarpis gyvenime. Nebuvo pinigų, bet jau žmoną ir vaiką turėjau, tai tada dar labiau blogiau, žinai, būna, kai neturi pinigų. Nebuvo renginių užsakymų ir kaip tyčia. Automobilio technikinė pasibaigė. Tai buvo toks prastas laikas, kai mes gavom vaikui smėliadėžę, kuri mėnesį stovėjo be smėlio. Ir aš tada galvoju vieną dieną, Tarun, davai, daugiau pozityvų. Apsižvalgyk aplinkui, dabar visiems finansiškai nėra lengva. Ir būtent tą dieną man parašo senas draugas, kuris jau keletą metų Balyje gyvena. Ir mano nelaimė aš jo paklausiu, kaip jiems sekasi. Jis man atsiunčia 3 minučių video, kuriame jisai šneka čiuoždamas snieglente kalnuose. Jisai šneka ir vienu metu staigu kažkodėl persijungia į anglų kalbą ir sako, about me. So good this year. Look at this beauty. O šiaip, tai gyvenimas intensyvų. Jo, neseniai buvau Katare, dabar esu Gruzijoje. Šiaip, buvau Balyje. Aš tuo metu galvoju, aš neseniai savo tėvus aplankiau Birštone. Ir Elektrėnuose bandžiau praeiti technikinę. Ir jisai tęsia. Šiaip kasdieną stengiuosi būti dėkingume. Aš galvoju, tau tikriausiai labai sunku būti dėkingume. Tada jis tęsia. O šiaip tai nuolatos stengiuosi būti ryšyje su higher self. Aš galvoju, aš tiesiog bandau teliai sumokėti, kad iš vis ryšio netinka.
Ir tada jis staiga sustoja su tas snieglente, nusiema akinius ir sako, o dabar tu parašyk, kaip tau sekasi. Parašyk, kaip tau sekasi, kaip gyvenimas, kokie procesai. Ką aš jam galiu parašyti, ką? Aš jam galiu nusiųsti video, man jam nusiųsti video, kur aš su akiniais strojkėse, su bulgarke pjaunu metalinį strypą. Bet aš jam atrašiau. Po pusės metų. Po pusės metų, kai pradėjo eiti renginių užsakymai, mes šeimoje buvom su Gruzijoje. Su šeima buvom su Gruzijoje. Kalnuose. Aš jam filmuoju. O, sveikas. Sveikas. Blemas, sorry, kad tiek laiko netrašiau, kažkaip tavo žinutė tarp kitų pasimetė. Kaip aš? Gerai, žinok, intensyviai, daug projektų. Dabar su šeima esam Gruzijoje, look at this beauty. O šiaip kasdieną stengiuosi gyventi dėkingume. Ir šiaip, pozityvę. Kokią pamoką išmokam? Išlaukti. Ir dėka to pusės metų mano kasdienių pastangų, jis įvaizdžio apie mane nesusigadino. Aš vis dar cool. Taip, kad čia ta istorija. Šiaip išskyrus šitą istoriją, aš mėgstu tiesą tokia, kokia jinai yra. Nu, čia jau buvo pagražinta, ne? Todėl aš kartą žmonai sakau, brangutė, man tu esi graži, va tokia, natūrali, kaip dabar, be makiažo. Jinai man sako, tai kad aš su makiažu dabar. O kada paskutinį kartą tu buvai be makiažo? Tada, kada klausai, ar man viskas gerai. Ar aš nesergu? Ir tada man atsiveria demencijos. Aš galvoju, eik tu savo. Tai tikriausiai būtent dėl to moteris nusivalo akis ir makiažą. Pačiu tamsiausiu metu. Prieš pat miegą, kai vyrai būna labiausiai pavargę. Taip, kad jį pagražina tiesą. Dieve mano, pagražina tiesą. Ir ne tik tiesą pagražina, jinai kartais perdaro, jinai kartais frazes naudoja nepagalių tikrąją prasme. Pavyzdžiui, žinot frazę, nieko savo. Jūs kad nors įsiklausėte šitą frazę? Sau nieko. O dabar, įsiaiškinkim, kur mano mieloji sako šitą frazę. Parduotuviai. Žiūri suknelę, sako, nieko sau suknelė. Nieko sau ir nusiperka sau. Vieną dieną aš ją pasivedėjęs nuošalin, sakau, žiūrėk mažutė. Tu, kai nusiperki 200 ml šampūno bonkutę už 30 eurų, kurią pamatęs aš pagalvojau, kad čia mūsų kūdikio. Čia ne nieko savo. Tu, kai nusiperki kremus kairiai, dešiniai, rankoms, ten naktinius, rytinius ir vidurnaktinius. Būna vidurnaktiniai, tu užmiegi ir vidurnaktį žadintuvas prikelia, o reikia teptis vidurnaktį, nes jau šitas netinka dabar jau. Netaip įsigeria pagal mėnulį. Tai čia ne nieko savo, brangutė. Nori pasakysiu, kas yra nieko savo. Va, vyrai yra nieko savo. Nes vyrai, kartais mes vyrai turim tokius skylėtus triusikus, kad jeigu aš su tais triusikais iššokčiau į ežerą, aš žuvų pagaučiau. Kurie tokie skylėti, kad jeigu nori pasisiot, man jų nusimti nereikia. Va čia tai nieko savo. Arba mano tėvas. Visą gyvenimą tas pačias kelnes nešiojo. Pradžioj į darbą, po to jau pradėjo trint namuose, galiausiai į sodą. Tos ten kelnes ilgius keitės, ten su žirklėmis, kaip pradžioj kelnes, po to bridžiai. Iš bridžių į šortus, iš šortų į grindų skudurą. Va čia tai yra nieko savo. Taip pat, mėlėjai,
linkiu jums nieko savo gyvenimo. Ir prašau, nebūkit sumautai rimti. Ačiū.